Oi. Jas kontakt. Jo, reikia atsakyti, nes, pavyzdžiui, čia elektronikos, jokios nieko nėra, visiškai, pavyzdžiui, kaip palyja šlapia, tai net kelis vis važiavau, tai paskui jau suprantu, reikia atsargiai. Nu, aš kažkaip galvoju, kad tą momentą, kai sunku, irgi yra, ką veikti pasiekti. Žinai, kad degtų, vis tiek tu turi nueiti jau. Tu kartais gali net ir šudinai skambėti ir liūdnai skambėti, kur atrodo, realiai radai iš tikrųjų tą žmogų, bet tiesiog tavęs nesupranta, gal neįsivaizduoja to paveikslo, kurį tu matai savo gyvenimą ir ką nori daryti. Ir tada reikia priimti tokį skaudų sprendimą. Myli, bet paleidi ir sieki kažkokios savo tos realybės, ką tai įsivaizduoja tos karjeros arba ten statai tą gyvenimą kaip nori. Dabar yra papildai pas mane visi preparatai nutraukti, tik TRT, kraujas geras, dabar tiesiog noriu dar kūnai duoti palisėti, tiesiog viską pradėsiu. Ta 18 savaičių pasirašymą, tai viską pajungsiu ir laikysiu iki pat varžybų, tai norisi dar kūnai duoti palisėti ir papušinti stipriai. Tai ką noriu pasakyti, kad vėl, kaip ir kiekvieną kartą dokumentuosiu visą pasirašymą ir visą tą kelionę su jumis. Ne elektriniai langai, tai žodžiu, greit varom iki šopo, reikia prie workouto. Jo, tai kas nesu buvę, esu anime ir DC Marvel fanas, truputėlį čia nes paveikslų pridėta ir papildai, taip pat čia siuntinius greit paruošiam, tai čia nes iš ryto aš buvau atvaręs vakar, paruošiau keletą siuntinukų, ką turėtų pasiimti, išvežioti. Tai iš esmės viskas žiauriai simple, tikslas yra vos ne kaip jausis jaukiai kaip namuose. Ten yra PlayStation'as, kurio nelabai buvo laiko žaisti, ties pasakius, bet jeigu jūs apsilankysit, kurie nesat buvę, galite drąsiai su mes galim viens ant vieno. Gerai, tai žodžius labai greit pasiemam, čia kaip tik shopas / sandėlys. Tai mintis buvo irgi su parduotuve. Mintis yra, kad prieš tai aš samdžiau įmonę, kuri sandėliavo man papildus ir įkrenta užsakymas ir jie tiesiog supakuoja ir išsiunčia, bet už tą sandėliavimą ir už supakavimą paima pinigų. Tai kai siuntos jau padidėjo vos ne iki 1000 užsakymų vienetų, tai vos ne 10 gabalų reikia atiduoti už tiesiog siuntimo paslaugą. Tai man netgi iš kaštų pusės buvo daugiau apsimoka atsidaryti parduotuvę, įdarbinti žmogų, jam ten duoti gerą atlyginimą ir kad jisai pakuotų, priimtų žmonės, kaip tik dar žmogus gali ateiti vietoj kažką nusipirkti, atsimti vietoj. Tai aš netgi sumažinau per pusę kaštus, tada iš šono taip pat atrodo, faina yra parduotuvė, duoda tokio jausmo, duoda kokybės vis tiek ir tokio kaip labiau connection vis tiek susipažinti su jumis ir susitikti čionais ir pakonsultuoti. Tai mintis ir buvo dėl to, ne tam, kad atsidaryti parduotuvę, nes daugelis galvoja, kad online'as daug geriau, bet netgi man iš tos strateginės pusės buvo labiau apsimoka. Tai to aš greit pasiemu. Jo, kaip tik prie workoutai atsiras jau greit. Sudėtį truputį pakeitėm, tai jau greitų metų aš paskaitsiu per Instagramą, kada bus. Jo, tai dar plačiai labai apie jį nešnekėsiu, nes dabar tik dar atsiuntė kelis pabandymus skonių, nes skoniai bus dabar kiti, nes vieni labai mėgsta rūgščiai, kiti labai mėgsta rūgščiai, kiti mėgsta saldžiau, tai manau kelias variacijas bus. Jeigu truputį apie papildus, tai dabar jaučiasi labai stipriam pardavimu, kad jau žmonės pavasaros grįžo ir pradės sportuoti. Ir planas dabar jau viskas plėtra į užsienį. Sakyčiau, visai iš tų pardavimų ir ką pasiekėm, kiek energijos įdedu į visą marketingą, į reklamą, į produktus, kad jau laikas vis tiek norisi daugiau apčiuopti. Didinsim komandą, ieškosim darbuotojų ir darysim plėtrą užsienį. Ir aišku, tada produkciją taip pat biškį reikės papildyti, pakeisti produktų. Ir tą produktą būna klausimai iš jūsų dėl tų kainų produktų. Tai kaina, taip, tai tarkim tą patį magnio arba bisgliucinatą smegenų veiklai, kad geriau užsimiegotumėt, pailsėtumėt, arba ten tą patį švagandą, arba tenais aminorūgštis su elektrolitais, tai jo, galite jūs kitur įsigyti. Bet esmė yra, kiek jau šitam versle esu ir pats domiuosi per kiek čia 13 metų bus sporto industrijoje, tai esmė yra žaliava, iš kur ta gamykla gauna ir sumaišo ir duoda. Jūs tą patį magnį ir švaganą galite nusipirkti už 5 eurus arba ten 30. Tada, aišku, labai priklausoma ta žaliava ir nuo to pasitikėjimo ir nuo to kiekvieno brando. Labai yra svarbu tiesiog ar patinka ir tu tiki, nes dabar tų brandų pilna. Lietuvoje aš jau net per paskutinį mėnesį išgirdau 3 žmonių, kurie galvoja savo papildus daryti. Tai dabar ta longevity, visa
fitneso rinka tiek yra karšta ir dabar visas, realiai tas longevity, kabina stipriai visus žmonės ir visi nori šokti. Tai toks iš mano pusės irgi, paprastas paaiškinimas būtų tiesiog iš tos kokybės pusės, skoniai, kaip maišosi ir kuom jūs tikit. Ir aišku dabar, kadangi tiek daug visos informacijos, tai mes irgi, planas yra dabar išeidinėti ir į užsienį, ir taip pat kokybę vis tiek gerinti ir domėtis, ieškotis vis geresnių žaliavų, kaip vis galima būtų pagerinti. Nes aš pats vartoju tos papildus ir pats profesionaliai sportuoju ir tiek artimi draugai, tiek jūs. Ir norisi, kad pastoviai augtų, nes jeigu, tarkim, nebus to tobulėjimo, yra kitų žmonių, tai ta konkurencija yra sveika. Verčiau vis tiek tobulėti ir ieškoti geresnių sprendimų, kad tas papildas ir tas visas brandas būtų daug veiksmingesnis ir jūs jo norėtume. Tai bus taip pat dabar keli nauji produktai, tai aš manau tokie kaip mišiniai, kurie taip pat, ar tai svorio metimui, ar tai protui, susikaupimui irgi bus tokių naujovių. Nes ir tikslas yra truputėlį keisti ir naujoves įnešti, kad galėtume su naujovė išeiti į užsienį, nes užsienį yra pilna vis tiek tų papildų, čia Lietuvoje mes visi visus žinom ir palaikom. Tai manau, kad į užsienį su ta plėtra tai bus toksai įdomus etapas. Tai noriu labai jums irgi padėkoti ir nuoširdžiai, kad jūs tikit ir bandot ir vis tiek visokiausių partijų yra buvę ir man smagu yra, kad jūs savo nuomonę duodat, pasakot dėl skonio, saldžiau ar ten kažkas galbūt neišsimaišo, gal kažkas buvo. Esmė tame, kad jūsų tas feedbackas, ką jūs pajaučiat, ką jūs matote dėl dizaino, dėl etiketės, jūs patys jaučiat, aš stengiuosi irgi padiskutuoti, pasižiūrėti ir jūs prisidedat ir duodat didelį tą indėlį tam brandui pakeisti ir tobulėtiem produktam. Tai žodžiu, tiesiog noriu pasidalinti, kas dabar vyksta ir kas bus dabar prieš juos ateinantį pusmetį. O dabar, kaip iškiau, kiekime prie avokados, tai galim važiuoti. Taigi mes esam 69 metų mašinoje, tai yra Camaro modelis, kabrioletas. Nors daug atrodo, kad šilta yra, bet dabar yra kokie 5-6 laipsniai. Tai kaip ir įstatymai sako, reikia užsisakti diržą. Tai važiuok, čia mes yra diržas. Prašom, taip kaip lėktuvė. Smėjo diržas, tada kaip lėktuvė. Taip. Tai va, visai fainai, bet aišku, saugumo atžvilgiu, manau, kad neišskristum pro priekinę langą, bet žodžiu, gerai, tada priekinės šviesos yra čia, jau šitą patraukiu ir ten užsidega lempos. Ir gerai, ir tada čia yra mechaninė. Gerai. Oi. Jas kontakt. Čia, matote, svarbiausias dalykas, aišku, fuel, tai kuras šiaip kiek važinėjau dabar porą savaičių, tai rodo teisingai, bet dažniausiai jau, kai būna mažiau dėl sviklai užpilų, bakas yra apie 40 litrų, bent jau kiek irgi dabar teko pačiam pasitikrinti. Ir labiausiai žiūriu temperatūrą, nes pradžiai buvo problemų, kadangi šiandien nėra visiškai stokas, šiandien yra 5 pavaros, yra performance dalys, sankaba eina iki 600 arklių, nes šiandien nėra stokas. Tai galios truputėlį reikia atsargiai ir variklis labai greit kaista. Tai pradžioje buvo kažkas su ventiliatoriais, kad jie neįsijungdavo, nes šitą mašiną aukciono pirkta Amerikoje ir jau prieš tai buvęs amerikietis pridarė šiandien prie upgrade'inės ją, visai nemažai. Tai žodžiu, gerai. Va, čia nes patrauko šitą rankinėlę yra sankaba, tai, pavyzdžiui, tai yra ne sankaba, o rankinės. Tai rankinė, va čia turiu spaudžiu, su kojai spaudžiu, jeigu noriu nuimti, tai patraukiu šitą rankiną ir viskas. Galim važiuoti. Tada magas šiaip veikia, bet man atrodo, reikia kažką sutaisyti, nes kai įdedu kasetę, labai greit suka. Tai aš dar reikės nebuvo, kada norėsiu pasidžiaugti vasarą, nes vis tiek šitas projektas užtruko vos ne 1,5 metų. Tai dabar žiemą jau viskas, tikriausiai kitą savaitę siūsiu ją pas vienus, kad visą saloną persiūtų, dalis padarytų visiškai tokį ledą. Labiausiai šiaip visos dalys yra Amerikoje, tikrai visko galima rasti, nes kadangi yra populiarus modelis. Tai, bet užtrunka, kol tos dalys ateina, va kur esmė. Pavyzdžiui, kokios tos pačios ten durys, kapotas,
tikrai nėra brangu, ten vos ne po kelius šimtus baksų eina viskas, aišku, tokia, bet sankaba variklio dalis taip kainuoja, nes dar irgi paieškoti reikia, kad tiktų prie šito variklio, nes šio blokas variklio sakau, nėra visiškai standartinis, tai buvo pradžioje sunku išsiaiškinti. Jo, tai čia buvo svajonė mano tėčio mašina. Tai visai faina tokia, kaip išpildėt mūsų abiejų svajonę. Gaila, kad jo nėra, bet kažkaip čia pagazuoju. Jo, reikia atsargiai, nes, pavyzdžiui, čia elektronikos, jokios nieko nėra, visiškai, pavyzdžiui, kaip palyja šlapia, tai net kelis kartus važiavau, tai paskui jau suprantu, reikia atsargiai. Jo, tai priekį stovi diskiniai stabdžiai, gale būgniniai. Tai viską, ką dar reikėjo keisti, visą važiuoklę reikia atnaujinti. Ir jinai, kaip ir visa kita, kas prie variklio, tai nelabai ir kišom nagu apart to ventiliatoriaus, nes dar pradžiai biškelį antifrizas bėgo. Aš ten jau vis tiek meistram jau palikau, kurie daugiau išmano. Jo, tai nepykit, mašina nenuplauta, vakar važinėjau per lietų ir šiandien taip greit nusprendėm filmuoti, nes oras nuostabus. Ir išvyksiu į Dubajų varyt. Tai realiai šiandien yra paskutinė diena, kada pasivažinėt, padaryti video prie to pačio Dubajų, tai irgi papasakosiu vėliau, koks planas yra. Tikriausiai bus dar 1 mėnesio ar gal ilgiau, žiūrint kaip ten seksis, tai yra viskas susijęs su brando plėtra, nes ten vyks papildų paroda. Dar keli video yra sufilmuoti, padaryti su kitais profesionaliais atletais. Tai jo, grįžtant prie Camaro, tai žodžiu, esmė yra paprasta. Dabar kol kas padarėm, kad pasivažinėt vasarai, tai ir to baigiam ją daryti, važinėjau maks kokias 2 geras savaitės. Plus dar mūsų vasara, žinot, kokia buvo ši, tai čia dar trūksta chromo vienoje vietoje. Tada langas, irgi langą truputėlį, kai jis atidarytas, tie ratukai, kaip aš suprantu, kad nėra gerai sudėti, sutvirtinti, dėl tos biškelį juda. Tai norėtis, kad stabiliau būtų. Ir po to priekinio stiklo, va čia pamatysite, tie, kas darė, truputėlį blogai sudėjo ir taip pat nebuvo to chromo, kurio reikėjo uždėti. Ir kokios langas dabar toks yra tarpas be chromo, kas nelabai estetiškai atrodo. O variklis gražus. Kaip matot, va, Made in USA. Kuo daugiau reikia. Tiek, kiek aš manau, suprantu, kad tai kieta. Jo, tai esmė, kaip matot, nėra stokas, tai yra visiškai naujai. Ir, aš išmanau pagrindus, tai papasakosiu, kiek aš suprantu. Tai, žodžiu, kas yra cool, kad čionais netgi yra kondicionierius, taip pat purškiasi ant stiklų keistus nuvalyti langus. Taip. Ir kas dar įdomu, irgi taip pat antifrizas pilasi į radiatorių. Tada karbas irgi yra senas, tiksliau nėra vis tiek įpurškimo, tai todėl jis yra vis tiek iš naujesnių. Tai vedasi šalta gerai, bet kartais reikia biškelį paspaus gazo. Tiksliau prieš kuriant paspaudžiu gazą, palaukiu, tada kuriu, tada būna gerai. Bet kaip matot, irgi čia tie, kas tikrai supranta, manau, supras daugiau negu aš galiu papasakoti. Tai nenoriu nusišnekėti, tai žodžiu, holiai, performance dalys, taip pat čianais pagal stoką, kiek mes irgi žiūrėjome, tie meistrai, kurie darė, šiaip eina šitie modeliai 300 PM arklių. Bet tie, kurie darė ir testavo mašiną ir kaip tvarkim pas ventiliatorius, tai sakė, čia tikrai bus daugiau negu tiek. Tai bus įdomu irgi protestuoti tiksliai kiek. Bet esmė, kiek spaudė, tiek eina, ratai sukasi, to užtenka ir vis tiek, ne tokią mašiną reikia drožto. Kai su žmona išvažiuojam savaitgalis kokios kavos atsigert, ar prie workouto į džimą, gerai paspartuoji, pavalgai ramiai prakrūzinį pro kokį miestą. Tai buvo tas fain. Ir žodžiu, prieš einant į džimą irgi visko yra buvę, kai
planas buvo padaryti greit prieš vestuvės, kad būtų vestuvių nuotraukos gražios. Tai buvo tai, kad ir ta pakaba nebuvo normaliai sutvarkyta. Tada buvo tai, kad irgi ir mieste buvo užgesęs, reikėjo stumti ir tralą kvies, bet tokiu bandymu būdu ir pavyko sutvarkyti čia tokią kaip svajonę mėgautis. Tai faina iš tikrųjų, kai nėtos visos elektronikos, kad tu varai ir jauti tą mašiną, kaip tas bėgi perjungi, numeti iš trečios į antrą, spaudi. Nu, cool, tikrai cool. Jo, taip pat išmetimas irgi, kai matot, nėra originalus, tai garsas gerokai smagesnis yra. Ir taip kaip čia mes irgi šnekėjom, kad ta emocija su tokia mašina važiuojant, pavyzdžiui, irgi teko važinėti ir su Ferrariais, ir su Porsche'ais, tai tau reikia, tu gali vairuoti tą mašiną vos ne su pirštu ir tau reikia nukelti, kai ten kokių 6-7 štukų apsukų, kad tikrai pajaust tą emociją ir turi greit važiuoti, kad tu pajaustum tą mašiną. Ir, biškai sunkiau yra, ir vis tiek yra kitaip, o kai yra toks, vis tiek tie žmonės, kurie jaučia meilę tokiom mašinom ir jie bandė ir važinėja, jie žino, kad, kitas, kai tu valdai tą mašiną, tu jie jauti, tai va tas man, jaučiasi skirtumas, aišku, tai reikia dirbti. Tu telefone nepamaiginsi, pastoviai turi vis tiek bėgiai, sankaba ir dirbti. Tai va tas ir duoda tą tokį smagumą. Tai va įdomu irgi pasidalytumėt jūs komentaruose, kaip jums tokios mašinos, ar jums labiau patinka hypercarai, supercarai, kokia jūsų svajonių mašina, tai va viena iš mano svajonių įgyvendinta. Dabar laikas siekti kitų. Gerai, tai šiandien labai trumpai, tai nemaišysiu Insane Fuel. Insane Fuel įeina angliavandeniai, elektrolitai, aminorūgštis. Šiaip jį geriau visą laiką pretreniruoti, bet šiandien nemaišysiu, nes vakar nemažai užčytinau, privalgiau anglių, nes pradėsiu varžybų pasiruošimą šiaip oficialiai nuo gruodžio 5, nes dalyvausiu balandį, bet jau nuo lapkričio vidurio ir kardio truputėlį pakelsiu, kad būtų daugiau maisto, daugiau sporto, daugiau judėjimo. Tada visai kitaip kūnas apdoroja tą maistą ir įeidinėsiu tą dietą. Tai todėl šiandien angliavandenių pretreniruoti negersiu, nes vakar privalgiau. Ir norėjau pasimėgauti paskutiniais cheat mealais prieš rimtą pasiruošimą. Tai tiesiog per sportą susimaišysiu Muscle Recovery papildą. Tai yra tiesiog visos aminorūgštys B, C ir E kartu su elektrolitais. Tai ant savo masės aš metu 3 kiaušelius, tai 15 gramų. Jo, tai kaip tik čia jokių dažiklių, nieko nėra iš vis spalvos, nekeičia, tai tikslas buvo dėti kuo mažiau visokiausių dalykų, kad būtų tiesiog gera žaliava ir gera kokybė. Ir tada kreatinas. Įdėsim monohidrato, tai aš deduosiu 10 gramų, kiekvieną dieną vartoju. Ir viskas, varom pumpuoti. Jo, tai buvau pasilenkęs į priekį, kad truputį labiau užtentą amplitudę padinti. Tai padariau pirmas serijas truputį atsilošęs ir jau paskutinės 2 darbinės pasilenkiu į priekį dar labiau užplėštų. Tai dvigalvių. Tai pirmas pratimas yra dvigalvių, nes man jo trūksta labiausiai. Akcentuoju, plus gerai apšildo kojas, paskui varau tokį kaip darbinį setą daryti, tokį kaip jau stipresnį pratimą, tai dažniausiai hack squatas. Daugiau jau keturgalvio apkrauna. Tai pas mane kojos gaunasi 2 kartai per savaitę. Dvigalvio vos, dvigalvio vien tik treniruotė gaunasi antroji. Nes palyginus keturgalvio, dvigalvio dydis skiriasi, tai varžyboms truputėlį reikia tas proporcijas pagerinti. Tai darau dabar apie 1-2 apšilimo serijas. Aišku, pirmą pratimą, kurį darau apšildu daugiau, bet iš esmės taupau energiją ir stengiuosi išnaudoti maksimaliai, kiek jėgų turiu ant 2 arba 1 darbinės serijos. Tada darysiu kokius po 5-6 pakartojimus, kelsiu svorį, kol pajausiu, kad yra sunku, aš aišku rašausi savo darbinį svorį, žinau. Tai pasieksiu, kada savo tą darbinį svorį, tada atliksiu 2 setus iki maksimum, iki pat negalėjimo. Tai dabar lengvai pasidaryti, apšilt, apsiprast, kad traumas negautų, tai iškart nešoku prie savo darbinio svorio, kad traumas negautų. Tai atsiminkit, labai svarbu yra paruošti kūnai tam judesiui, kuris daro. Tai tas treniruotės apšilimas ir turi būti toksai. Pavyzdžiui, kad darau kojas, tai padarau su kūno svoriu pritupimų, tuos judesius pamimikuoju, kuriuos aš ruošiuos daryti per treniruotę. Tas apšilimas neturi būti ant takelio, prasėni 5 minutės. Apšilimas turi paruošti kūną
ką ruošies daryti per sportą. Jeigu tu yra krūtinė, padarai atsispaudimų, padarai tą, tarkim, kažkokiu spaudimu, lengvų svorių, prasitempi, prasuki rankas, amplitudę padidini ir tada darai. Nes tas, 10 minučių praėjimas tai nėra apšilimas. Nebent, aišku, jeigu laukia -20, tau šalta, aišku, pakelt kūno temperatūrą reikėtų. Bet mintis yra realiai, tu ruoši kūną tam darbui. Su blauzdom. Tai daugelis susiduria su problema, kad jos neauga. Tai toksai pamąstymui jums arba draugui patarimą irgi duoti. Tai pavyzdžiui, taip kaip tu darai bicepsą arba krūtinę ir žiūri į veidrodį ir tu matai, kaip tas bicepsas ten dirba, ir tenais visaip tu jį tenais įtempinėjai, taip. Ir tas muscle mind connection, ta meilė, kurią duodi tam raumeniui, tai pagalvok, kaip tu darai blauzdą. Ar tu tikrai blauzdą darai, užsimerki, jauti iš visų, jeigu taip suspaudai, tai kaip bicepsą? Tai šitą klausimą savo sakyk. Ir kitas dalykas, prioritizavimas raumenų ir pratimų ir setų, kaip tu duodi tom raumenų grupėm. Tai pavyzdžiui, jeigu blauzdą nori akcentuoti, kad jinai augtų, tai mesti treniruotės pradžią, kada daugiausiai energijos ir jeigu turi ten ir darai. Taip ir per visą savaitę splitą treniruočių, kaip tu darai kūno raumenis, tai tau reikia vis tiek atsirinkti, sakykime, kokias 2 raumenų grupės, kurias nori akcentuoti, tai sudėti daugiau pratimų tom raumenų grupėm ir reiškia, kiti raumenų grupės truputėlį mažiau krūvio gaus. Tai dėl to, kaip aš irgi dėlioju savo sporto planą, tai dažniausiai susidedu tas raumenų grupės, kurias noriu labiau akcentuoti tą kažkokį 3-4-5 mėnesių periodą, žinodamas, kad vėliau, kai praeis tas laikas, galėsiu truputėlį apkeisti, jeigu matau, kažkas progresuoja labiau už kitas dalis. Tai čia lygiai tas pats su blauzdom arba kokiom kitom raumenų grupėm. Tai jeigu tu taip pat treniruosi, melės įdėsi taip kaip ir blauzdom, tikrai jos augs kitaip. Tas pats, pavyzdžiui, moterys. Pavyzdžiui, duodi antrai pusiai draugiai daryti bicepsą, taip kaip jinai daro tą bicepsą, didžioji dalis, tiesiog padaro ir padeda numeta arba kokią nugarą. Bet pavyzdžiui, kai moteris sėdmenis daro, tai ten ir rankos ant užpakalio uždėtos, ir ten suspaudžia, lėtai įtupia, užlaiko, tai ta meilė ir tas atsidavimas tam raumeniui, kaip daro, atrodo kosmosas ir jos daro tos įprastus, vyrai žino, kosmosas, taip. Tai dėl to sakau, kartais biškelį pagalvot, ar tikrai aš tiek įdedu pastangų į tą raumenį ir tada klausimas, pasimato, ar tikrai jis taip greit neprogresuoja kaip kitos raumenų grupės. Tai. Easy. Turėjimą šlauką jau. Va, kai filmuojam ir lengviau einasi. Mes smagu vis tiek tokia aplinkoje, kai visi spaudžia maksimumą, papušinti vienas kitą, pamotyvuoti, peržengti tas ribas, savo limitus, kad būtų progresas. Aš kažkaip galvoju, kad tą momentą, kai sunku, irgi yra, ką veikti pasiekti. Žinai, kad degtų, vis tiek tu turi nueiti jau. Kokius bent 8 vis tiek padaryti. Ir kai pradeda skaudėti ir degti, ir atrodo, kad jau geriau dabar visą tokį maksimumą pasieksiu, ką galiu. Nes atrodo, jeigu aš to nepasieksiu, dar reikės vis tiek dar kartą daryti, kad tai pasiekčiau. Ir atrodo, taip norisi iš to išspausti visiškai maksimumą, ką galiu. Ir tada mintyse, man atrodo, jeigu aš taip kiekvieną kartą pasieksiu tą maksimumą, žinos, kad padariau. Ir jeigu tai sugebėsiu padaryti kiekvieną dieną ir, sakykime, čia šiaip random, 10 gramų raumens priauksiu, pavyzdys. Ir tą patį kartosiu pusmetį ar metus ir tada įsivaizduoju, koks jau turi būti tas, žinai, didelis paveikslas. Tai pas mane mintyse toks atrodo, su tokiu vienu skausmu, bent kažkiek arčiau savo kažkokio tikslo, ar stipresnis ir toksai, Ir turi savo limitaciją irgi kartu padidinti. Jo. Tik tikriausiai čia sporte, bet ir kitur. Tai va, kaip ir kalbėjom, jo, kai nefilmavai, kad tas skausmas ir ta disciplina, tą patį verslą darant, tai bus nemalonių kažkokių klientų, iššūkių, kažkas nepasiseks, kažkur vėluos, kažkoks užsakymas ir bus darbų, kurių nenori daryti, bet kai yra ta tolerancija, tas skausmas ir kai turi vos nesuck it up tą jausmą ir tu vis tiek darai ir nesvarbu, kas nutiks ir turi kažkokį tikslą, ir tada pasidaro, nes atrodo gerai, jeigu aš dabar nustosiu kažką daryti, nieks nebusgi, tu net bėgsiu, žmonėsgi nepadarysi to, toks elementaru, jo. Iš tikrųjų, kiek aš pats įdedu pastangų, jėgų ir tas pasidaro. Tai kažkaip... Santykiuose, versle, visur. Ypač irgi santykiuose, Kartais, aš manau, va dabar su žmona kiek jau
geras pusmetis, man atrodo, bus. Kai esam sandokoj, tai sakyčiau netgi kaip tik santykiai dar stipresni. Nes būna daug kas ir galvoja, oi čia kaip jūsų santykiai po vestuvių. Ir daug kas tikisi bus kažkas wow ir sako, ne, kažkaip nieks nepasikeičia. Tai mūsų atveju aš kaip tik galvoju, dar artimesnis ryšys ir ta meilė dar didesnė yra, nes atrodo tai kažkaip jau rimtesnė atsakomybė viską daryti ir stengtis, kad gautųsi tas santykis geras. Nes aš manau vis tiek man dar vieni žodžiai yra įstrigę, kalbėjom su draugu ir kad jis net gyvenime gali būti taip, ir net pats tai patyriau, kad tu iš tikrųjų myli stipriai tą žmogų, bet tu supranti, kad negali būti su tuo žmogum kartu, nes ta meilė iš tikrųjų statosi, kokį tu gyvenimą su tuo žmogum stataisi aplink save. Nes galbūt meilė yra, bet nepriima tas žmogus, ką tu nori gyvenime veikti, ką tu nori daryti. Tas žmogus gal nenori niekur keliauti, o aš, pavyzdžiui, noriu. Aš noriu galbūt gyventi kitoje šalyje, tas nenori, bet tą žmogų vis tiek galiu mylėti. Ir kartais galbūt ta meilė gali būti truputėlį kaip tu visą tą gyvenimą apsistatai kartu su tuo žmogumi ir ar tu priimi taip, kaip tas žmogus nori daryti ir kaip aš noriu daryti arba ne. Tai va čia aš manau, tas su Paulina buvo toksai viskas sutabo. Ir vertybės, ir ką mes norim daryti, ką mes norim būdų siekti, kaip mes viską įsivaizduojam. Nes, prie tose santykiuose irgi buvo nuostabių merginų ir nuostabių santykių, bet atrodo, tai tos puzlės nesidėlioja. Ir tai nereiškia, kad ten meilės nėra, ar tų jausmų nėra, ar tos šilmos nėra. Tai pašiausiai tiesiog, nesidėlioja tai. Toks kartais gali net ir šudinai skambėti ir liūdnai skambėti, kur atrodo realiai radai iš tikrųjų tą žmogų, bet tiesiog tavęs nesupranta, gal neįsivaizduoja to paveikslo, kurį tu matai savo gyvenimą ir ką nori daryti. Ir tada reikia priimti tokį skaudų sprendimą, myli, bet paleidi ir sieki kažkokios savo tos realybės, ką tai įsivaizduoja, tos karjeros, arba ten statai tą gyvenimą kaip nori. Dar uždarint tą visą temą, kaip tik irgi šnekėjom su operatorium, kad vienas geras artimas draugas išsiskyrė su žmona ir nors jau santykiai buvo baigti ir atsirado kiti žmonės pas juos, tai jie vis tiek antiek brandžiai kartu susitarė nueit į kelias terapijos sesijas, nors jie buvo išsiskyrę, tam, kad išsiaiškint, kodėl tie santykiai sugriuvo ir ką tiek vienas, tiek kitas blogai darė, kad tos problemos nesikartotų naujose santykiuose. Tai aš kai šitą išgirdau ir irgi dabar šnekėjom, čia toks next lygis ir net supratimas man labai gražu iš tos istorijos, kad priimti kaip noras išmokti į tokią saviugdą savo emocijų valdymo supratimų, savo traumas suprasti ir jas bandyti išgydyti. Nes visą laiką viskas yra apie mus. Į kiekvienus santykius ateinant dažniausiai vis tiek kažkas yra su manim, kas buvo tose santykiuose blogai. Niekada nebūna viskas į vienus vartus. Tai taip jo, toks deep shit. Jo, tai mėgstu šitam treniruoklyje atsigult labiau, kad amplitudė ir kampas būtų aštresnis, kad labiau ištempčiau keturgalvį. Jo, tai gaunasi toksai aštresnis kampas, amplitudė išdidinu, kad labiau stengiuosi šitą pratimas, kadangi yra paskutinis, noriu jį labiau pratempti ir išnaudoti kaip tempimo pratimą išdidinęs amplitudę. Nes jeigu tik tiesiai sėdėsiu, tai labai maža amplitudė gaunasi. Netgi galbūt jūs irgi matėte, ar ten TikTok, Instagrame, pas kitus amerikiečius dažniausiai didesnė klubuose būna šitas treniruoklis, netgi extensionai atsiguli ir tiesiog tiesiog kojas. Tai vien tik biškai bandau kažkiek pasikurguoti pagal save, va dabar maniau net plešia, tempia ir suspaudžiu, net nuleidžiu. Jau į galą treniruotės, dar truputėlį blauzdų. Tai šią savaitę bus jau jos man 3 kartą daromas, tai tiesiog vienas pratimas. Ir tikėtinau kitas video susitiksim kelionį į Dubajų, tai taip pat kaip ir Meksikos video, filmuosiu visą kelionę ten. Ir planas ten yra, kaip ir kalbėjau, dėl plėtros papildų, distribucijos. Ir ten taip pat bus porada, bus keli kontaktai, su kuriais mes esam sutarę susitikti. Paieškoti naujų kontaktų, naujų gamyklų, ką geriau pagerinti. Ir aišku, ten varžybos bus kultūrizmo. Dubai Muscle Show pamatyti bus labai smagu. Ir dar ten būsiu, manau, tikrai apie mėnesį. Tai visą tą tripą pamatysi ten. O dabar tai viskas. Užbaiginėju. Ir toks įdomus video koncertas. Smagu vėl pradėti, nes dabar pradėsiu varžybų pasirašymą.
Oficialiai realiai už kokio 1,5 mėnesio prasidės, bet jau Dubajuje įdinėsiu tą režimą. Dabar yra papildai pas mane visi preparatai nutraukti, tik TRT. Kraujas geras, dariausi neprasiniausiai, viskas tobula. Dabar tiesiog noriu dar kūnai duoti pailsėti, tiesiog viską pradėsiu. Ta 18 savaičių pasirašymą, tai viską pajungsiu ir laikysiu iki pat varžybų. Tai norisi dar kūnai duoti pailsėti, atsigauti ir papušinti stipriai. Tai ką noriu pasakyti, kad vėl, kaip ir kiekvieną kartą dokumentuosiu visą pasirašymą ir visą tą kelionę su jumis. Tai kas neprenumeravę, prenumeruokit kanalą, nes statistiškai matau, kad daugiau nei pusė žmonių, kurie žiūri, nesat prenumeravę. Tai čia mūsų jaunuolis. Aišku, už mane kiek čia, 8 metais jaunesnis. Kaip tu? Gerai. Tai koks dabar planas, nes vis tiek, taigi, nu... Padariau kraujo testus, viskas gerai, tai mes dabar dar 6 weeks papušinsim ir tiesiog iš karto prepą. Be jokio feizų. Ok, nu jeigu dabar kraujas geras, tai... Jo. Nu ten, aišku, pakilė enzimai truputį, žinai, bet su kepenim kaip ir viskas gerai, su širdim gerai, nu, krauju gerai. Tikiu, aišku, AST-LT iškilė. Nu, žiūrėjau atsargiai, nes vis tiek, nu, prepas, nu, žodžiu, pas viską, žinai. Kaip man aiškino, tai tiesiog nėra prasmės nustot po off-seasono, kai prepą perint, nes vis tiek į prepą varys. Geriausia, kai atsiranda problemai, kažkokie didelė, aišku, reikia sustot, bet kai kažkas pakylė, tiesiog patest po prepo, tada L-phase. Nu, žiūrėk. Nežinau. Ok, kaip dabar, kaip svoris, kaip... Dabar 103,1, tai, nu, taip, aš dabar kaip main gaininu, taip. Jo. Nes toks lean ergetinu kasdieną, bet raumų auga. Tai jo. Bet dabar dar savaitės paauginsiu. Visą nepanašiai, aš dabar irgi, nu, TRT dabar laiko, bet toks gerai jaučiuosi tada. Svoris laikosi, noriu palaikyti tą svorį, paskui pradėsiu kursint. Nu vis tiek dar sportuoji stipriai. Tai. Jo, laikau treniruotės maksimaliai, maistą laikau maksimaliai, tik tai TRT ir gruodį pušino max ir... Svoris nenukrito, tipo vandens? Nukrito 3 kilai. Ai, nu jo, tai truputį. 3, vandens, jo. Tai kiek tu 100 kem? 100 kem 1, kem 2 ryte. Tai aš tikiuosi pasieksiu 103,4, 3,5 tada. Nu gerai, o tai klasika dabar galvoji, ne? Ne, manau nebetilpsiu. Nes kiek čia man ten svert, nežinau, 108, 109, nežinau. Nes aš 185 galėjau svert 100. Jo, tai man, tipo, čia man ir gautųsi. Tai tau irgi 105 kokie, ne? Ekstra, nes aš būčiau ten less, nu 6'3" būna, tai metas 1 ir mažiau. Tai ten, manau, gaunasi 9 kilai daugiau negu tu, ar ten kažkokia 8. Jo, nu gali būti, jo, panašiai. Neįmanoma, nemanau. 20 kažkiek kilų nusimest. Ir jeigu kad... Ne, tai tu, taip, tau yra šalia, matau, -10, -12. Jo, ir dar aš noriu raumenį išlaikyti. Čia, pažiūrėk, Krinickis darys, biškai raumens prarado. Nu, nes bandė įlįsti. Klasika. Jo. O aš noriu į open daryti, tai nėra prasmės nusimest raumens, tada open blogiau atrodytų. Nu, ypač dar jo, kiek tiek metų kūnas nori augti, progresuoti. Ne taip, kad mano limitas kažkoks. Na, nu, žinai, čia ne mano limitas dydžio, aš tiek dar augsiu, tai nėra prasmės taip nusimest tą raumenį, kad pabandyti klasiką. Jo, long termus sutaupytum daugiau laiko, daugiau progresų. Aišku, tai ir taip noriu open daryti ateityje visą laiką, tai nenoriu to klasiką. Nu gerai. Noriu būti didelis. Supratau, nu gerai. Gerai, namaišom tada. Gerai tada, nu. Susimatys.